Džiaugiamės, kad galime keliaujančią tą vėtrungę sutikti čia, mažoji Lietuvoje, Bitėnuose, ypatingam kaime, su ypatinga istorija, su ypatingais žmonėmis, gyvenusiais tada ir gyvenančiais dabar. Daug kas atvažiuojantis iš didžiosios Lietuvos, iš Kauno, iš Vilniaus, tie, kurie važiuoja Panemuniui, jie sako, tik pervažiuoji Šventosios upelį ir supranti, kad patekai į kažkokią kitokią žemę. Visai kita architektūra, visai kitokie medžiai, kitokie keliai, kitokios kapinaitės. Visa tai sudaro kažkokią kitokią Lietuvą. Bitėnai visada tokia buvo, prisiminkime visus įvairiausius ten vykstančius kultūrinius susibėgimus prieš Antrą pasaulinį karą. Ir mažlietuvių, ir didžlietuvių, ir Lietuvos Šaulių sąjungos šventės, visko ten būdavo. Vieta yra labai graži. Vieta yra iš tiesų ir sutikčiau ir mistiška, ir jinai yra tarp miškų, ta prasme, tikrai jauki vieta, tikrai turinti savo energetinę trauką. Knygnešiai, šiaip žiūrint, buvo kontrabandininkai. Tai buvo tų, kurie jautė tą lietuvybės, kaip sakoma, pulsą ir dalyvavo toje nelegalioje knygnešių veikloje ir lietuvybės žadinimo veikloje. Iš tiesų taip. Čia kita Lietuva. Aš važiuodamas dabar autobusu su orkestru važiuojam ir aš galvoju, čia kitokie medžiai, čia kitokia energija. Ir yra keista, nes čia tarsi tas kraštas, mes kalbam, kad čia yra bendras kraštas, bet jie labai yra skirtingi. Man atrodo, tas 1000 metų Lietuvos istorijos yra toks neįtikėtinai permainingas ir toks, mes esam tokie kryžkeliai Europos civilizacijos, kad čia viskas turbūt ir negali būti vienoda. Čia viskas 1000 metų yra skirtingose įtakose ir čia ta žemė alsuoja skirtingų tautų krauju ir skirtingų tautų kultūrinėmis tradicijomis. Dėl to ir esam tokie pakankamai eklektiški. Ta mažoji Lietuva ir yra žmonės, kurie gyvena nelietuviškoje valstybėje arba ne Lietuvos valstybėje, ne Žemaitijoje, ne dar kažkur, bet jie gyvena šitoje vietoje, toj valstybėje, kuri, kelis šimtus metų iš tikrųjų yra tos užkariautos teritorijos evoliucijos rezultatas. Dabar, jeigu bandyti apibendrinti, kas tas buvo mažosios Lietuvos žmogus, taip jis daugiausiai buvo turbūt valstietis, kuris dirbo žemę, kuris buvo dvasiškai turtingas, kuris lankė bažnyčią, vaikus leido į mokyklą, kurioje buvo ir pamokos dar iki to germanizacijos spaudimo lietuvių kalba. Ir iš tikrųjų šitam kraštui būdingi, kalbant apie Lietuvos žmonės, būdinga turbūt tai, kad jie buvo šviesūs žmonės. Žodžiu, kalbame, kad čia yra žmonės, kurie kalba, mąsto, rašo ir kitus dalykus daro, tarkim, leidžia knygas, būtent ir lietuvių kalba. Ne vien tik tai lietuvių, yra ir kitos tautos, bet lietuvių kalba šiuo atveju mums yra svarbi. Kuo jie skiriasi? Visų pirma, šitie žmonės buvo protestantai, ten buvo katalikai. Jau tas formuoja, sutikim, protestantai, liuteronai, evangelikai yra laisvesni. Jie šiek tiek vis tiek kitokie, kitaip priima tikėjimą ir įvairius dalykus. Yra kitas momentas, yra kraštovaizdis. Vis tik tai, kalbant apie vieną ir kitą Lietuvą, didžiąją arba mažąją Lietuvą, kyla tas klausimas toks, ar jie ekonomiškai buvo panašus. Jie buvo pakankamai skirtingi. Tai yra Klaipėdos krašto ūkininkai pakankamai atsargiai ir šiek tiek su tokiai rezervuotai žiūrėjo į tai, kaip ūkis laikosi arba kokia yra ekonomika Lietuvos valstybėje. Ir jie sakydavo, ten yra Rusija. Dėl to, kad 20 amžiaus pradžioj, aš kalbu jau po 3 padalinimo, iš tikrųjų tengi Rusijos vakarinė siena praėjo ir didžioji dalis Lietuvos pateko į ją. Tai aš galvočiau, kad tie skirtumai, jie nėra esminiai, bet jie buvo pakankamai svarbus,
santykiuose tarp lietuvių, šiuo atveju nesvarbu, ar tai bus žemaičiai ar kiti lietuviai, ir šito krašto mažlietuvių. Gintaro, gintarėlio, gintaro, gintarėlio, gintaro, gintarėlio, gintaro, gintarėlio, skaisti šviesi saulelė, gintarėlio lylė, gintarėlio lylė, gintaro, gintarėlio, telpa mano saujelė, gintarėlio lylė, gintarėlio lylė, gintaro, gintarėlio, baltos marių pupelės, gintarėlio lylė, gintarėlio lylė, gintaro, gintarėlio. Prisimenu save nuo vaikystės prie jūros, suradau nedidelius gintaro gabaliukus, paskui pamačiau, kaip žmonės su graibštais traukė gintarus iš jūros gelmių, tai užsikrėčiau irgi tą, tai vadinamą gintarligę, sergu iki šiol, aktyviai gaudau gintarą, labai smagus procesas, gaudau gintarus daugiausiai ne tam, kad ko daugiau pagauti, daugiau parduoti, bet pats procesas labai įdomus. Visą laiką traukia prie jūros, tai tie sergantys žmonės šitą gintarligę, jeigu susirenka žiemą, šaltą, sningą, stovim šaltam vandenyje, bandom tos gintariukus pagauti, tai va čia tie azartiški gintaro gaudytojai, kurie ir išsaugo tą senovės vertybę. Baltijos gintaras, apie kurį mes kalbame, jis yra visame regione, tai maždaug prieš 50 milijonų metų, toje vietoje, kur dabartinė Baltijos jūra, jūros nebuvo, buvo žemynas, augo miškai. Ir iš sakų per ilgą procesą susidarė tie gintariukai. Tai tas gintaras sukcinitas mokslinis pavadinimas, jisai randamas Baltijos jūros regione. Tai gali pagauti ir surinkti danai, vokiečiai, lenkai, Lietuvos pakrantė, šiek tiek Latvijos pakrantė. Ir net ta pati rūšis gintaro aptinkama net Pietų Anglijoje arba net Kanadoje yra. Gaudom gintarus ištisus metus, dieną, naktį. Kažkada būna tų šansų daugiau, kažkada mažiau. Bet tų šansų ir vakar buvo, šiandien yra, rytoj bus. Tai gintariukų Baltijos jūroje yra daug. Prie tam tikrų oro sąlygų tų gintariukų pasirodo daugiau arba mažiau. Geriausias laikas, kada iš jūros dugno tie gintariukai pajudėja arčiau kranto po didžiųjų audrų. Tai tie gintariukai yra jūros dugne. Susikaupia kažkokiose gilesnėse vietose su dumbliais, su jūros nuglūdintais pagaliukais. Srovės nešioja juos jūros dugnu ir laiko klausimas tik tai, kada jie atsiras pakrantėje ir arčiau kranto, kad mes galėtum su graibštukais jos pagauti. Gintaras, nes gina. Pirmas dalykas, kuris krenta į ausis, yra lietuviškas žodis ginti. Jau akmens amžiuje žmonės naudojo gintarą, labai dažnai skridinių pavidalu, kaip magiškos galios šventą artefaktą. Archeologai randa ne tik tai gražiai apdirbtų, nugludintų dirbinių, bet ir elementariausių, nešlifuotų, pavadinkim visai negražių gabalų su skylute. Tai galėjo būti amuletai, kurių funkcija buvo ne puošti, o ginti, saugoti nuo ligų, dvasių, nešti sėkmę. Gintarą aukodavo dievams, jis buvo dedamas kūdikiams į lopšį, imamas į karą, su gintaru buvo ir tuokiamasi, ir laidojama. Gintaras priartino vidurio, pietinę Europą prie Baltijos. Arba atvirkščiai, mus padarė, tai yra tas baltų gentis ir visų pirma prūsus, ir visų pirma sembus, kurie gyveno Sembų pusiasalyje, kur buvo didžiausios gintarų kasyklos, suartino su įvairiais
įvairiom Europos vietomis. Tai pirma tezė, kuri būtų, gintaras pakvietė, tarkime, ten Romos imperijos žmonės, pirklius pirmiausiai, iki Baltijos ir galbūt kažkiek ir patys sembai arba baltai irgi galėjo keliauti. Bet tai netiek svarbu, ar jie patys keliavo daug pirkliai, bet faktas, kad žinia apie tai, kad čia gyvena tokie aiškiai, 98 metais buvo įtraukta ta žinia į Tacito veikalą Germaniją. Tai gintaras mus padarė žinomus, sakykime, platesniajam Europos pasaulyje. Jis yra vertinamas Romos imperijoje ir labai vertinamas dėl išskirtinių savybių ir tokių specifinių savybių. Nes žiūrėkite, auksas nieko čia naujo. Romėnai turi to aukso, jo yra daug. Kiti brangieji metalai nieko naujo, romėnai yra šalia artimųjų rytų, šalia rytų, o štai gintaras ten jo, kaip aš jau minėjau, nėra prie Viduržemio jūros. Tai, lietuviai greičiausiai 19 amžiuje romantiniais laikais, tais romantizmo gintarinė Baltija, Baltijos gintaras, pagaliau ir verslas, Klaipėdos krašte, čia Bekerio kompanija, Juodkrantėje vyksta didžiulį verslą. O atvirai šnekant, gintaro visai neblogų gabalų dar būdavo galima rasti 84 metais kasant Mukrano tarptautinį jūrų perkelą. Tai irgi ten beje buvo ir čia jau žinoma, ne patys ieškotojai ieškojo, bet valstybė organizavo ten tam tikrų gintarų klodų kasimą. Tai susidaro tas romantinis įvaizdis, kaip minėjau, gintarinė Baltija, Baltijos gintarėliai. Gintaras, žinoma, naudojamas ir kaip papuošalas, bet ir kaip tarkime, bažnyčios kaip ritualinė priemonė. Pirmas medinis švyturys Ventės rage pastatytas 1837 metais. 1860-aisiais pastatytas šitas mūrinis, lyg raudonas šauktukas, perspėjantis apie baisiausią marių vietą Seklumą, kurią, pasak legendos, supylė Liekų milžinas. Pasak legendos, Ventės ir Liekų milžinai dalinosi vienu kirviu, mėtydami jį vienas kitam. Liekų milžinas paseno, nusilpo, kirvis taip toli ir taip taikliai nebeskrido, pabūgo senolis, kad paskandins bendrą turtą. Todėl ėmė pilti pylimą, kuriuo kirvį į Ventę nešte atneštų. Bet prijuostė plyšo ir pylimas liko nepabaigtas. Keli kilometrai iki Ventės tebuvo likę. Ir švyturys ir Sekluma nesusprogdinti. Galite lankytis. Kur esam. Vienoje lankomiausių Lietuvos vietų, taigi Ventės ragas, visiems žinoma vieta ir čia žmonės atvažiuoja, juk ne marių pažiūrėti praktiškai. Dalis ir marių atvažiuoja pažiūrėti, bet atvažiuoja mūsų darbo pažiūrėti. Kaip gaudom paukščius, kaip žieduojam, gaudyklių, ir visa kita. 100 metų, birželio 1 buvo 100 metų, kaip šitam švytury pradėjo dirbti Ventės rago švyturio prižiūrėtojas Mikas Posingis. Ir ką, jis po 24 100 metų ir 29 jo iniciatyva buvo čia įkurta paukščių žiedavimo stotis. Tai lygiai 95 metai jis laišką Tadui Ivanauskui parašė, kad čia reikia žieduoti paukščius ir nuo to laiko visi mes ir dirbam. Simbolinė reikšmė, bet kol švyturys gyvas, tol ir mes čia dar gyvuosim viskas. Juk dabar visi tuose laivuose turi įrangą, kuri metro tikslumu parodo ten, kur kaip kas yra. Bet vis tiek pamirksi ir žmonės džiaugiasi tuo iš tikrųjų. Ir rūpinamės mes jo. Ir čia vienintelis švyturys Lietuvoje. Jis aišku seniausias Lietuvoje. Aišku, skirtingos datos, ten vieni taip sako, kiti taip, bet realiai 1862-63 pabaigtas statyti. Ir vienintelis švyturys, kuri dieną naktį gali laisvai įlipti. Tai va ir primečiau, paskaičiavau, per paskutinius 30 metų į mūsų švyturį įlipo kokie 3 milijonai žmonių. Nemokamai. Jis vienintelis toks išlikęs nuo pamatų
iki pat viršaus, nieks nekeista. Tokia Klaipėdoje senesnė, tu tik pamatai senesnė, ar Nidoje tik pamatai lygia, o viskasgi perstatyta yra tais laikais va jau. O čia viskas va. Pro Ventės ragą driekėsi vienas didžiausių paukščių migracijos kelių, kuriuo per dieną kartais praskrenda net iki 200 000 vienetų sparnuočių. Todėl čia yra ideali vieta paukščiams gaudyti ir žieduoti. Tad 1929 metais paukščių tėvų, vadinamo Ventės švyturio prižiūrėtojo Miko Pozingio ir profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva, čia buvo įkurta ornitologinė stotis su didžiausiomis Europoje paukščių gaudyklėmis. Lietuviams yra nebūdinga jungtis. Aš nežinau kodėl. Aš važiuoju po pasaulį ir stebiuosi tautomis, kuriams taip būdinga jungtis ir rinktis, pavyzdžiui, vakarais pasikalbėti, išgerti arbatos, išgerti taurę vyno, pabūti kartu ir jiems yra gera būti daug žmonių apsuptyje. Lietuviams yra gera būti atskirai. Aš negaliu pasakyti kodėl. Aš 15 metų esu apsėstas dėl bendruomenės auginimo ir dėl to, kad bendruomenė augtų ir kad žmonės domėtųsi kultūra ir kad kultūra darytų įtaką žmonių vystymuisi ir visam socialiniam suvokimui ir viskam. Man tai labai svarbu yra ir aš matau, kaip tai sunku. Bet jeigu kalbėti apie kaip sujungti du krantus, tai reiškia žmonės gyvenantis vienam krante ir žmonės gyvenantis kitam krante turi norėti susitikti. Tai jie turi sakyti, klausyk, aš taip noriu tave pamatyti, tu žinai, tu toks fainas žmogus, žinai, aš taip myliu tavo šeimą, gal jūs galėtumėte atvykti pas mane. Bet juk lietuviams tai nėra būdinga. Ar vėtrungė gali būti susijungimo simbolis? Vėtrungė yra žiauriai gražus simbolis. Ar jisai bus žmonių susijungimo simboliu, aš didelės abejonės turiu, bet pati idėja, man atrodo, yra begaliniai graži.